Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir antradienis ir tęsia mano pasirinktą temą apie balansą proto ir kūno. Ir taip jau mūsų protas surėdytas, kad jam dėl analizės reikalingi tam tikri įrodymai. Ir pirmiausia, tiesiog įdomumo dėliai, aš jums pasiūlysiu eksperimentą, kad jūsų protas atkreiptų dėmesį, kas vyksta su kūnu. Tai pirmoje vietoje tiesiog pasimkite užrašinę gražią arba šiaip, ką jūs ten turite ir mėgstat, galbūt dienoraštį, ir pradėkite fiksuoti, ką jūs valgote ir ką jūs geriate. Parašykit kelintą valandą, kiekį ir po viso šito tiesiog įveikite internetą ir išnarstykit angliavandenį, baltymai, riebalai, skaidulus. Ir taip kiekvienu kartu. Taip, iš pradžių galbūt užims jums kažkiek tai laiko. Tarkim, ten 2 abrikosus suvalgiau. Abrikosas yra tiek angliavandenį, baltymų, riebalų ir skaidulų. Suvalgiau 3 pomidorus. Atrodytų arba 5 mažus vyšninius pomidorus. Bet juose kiek angliavandenių, baltymų, riebalų ir skaidulų. Jūs nustebsite. Žinokit, jūs tikrai rasite apie maistinę vertę. Jūs kai pradėsit, parodysit kūnui ir aiškiai užrašysit, eilės tvarka, kiek tenas yra ir dar padauginti iš tam tikro, nes pavyzdžiui 100 gramų, tai jūs tikrai 100 gramų nesuvalgot kai kurie ir 200 ir 300 gramų. Tai iš tikrųjų bus labai įdomus eksperimentas ir kai jūsų protas pradės realiai mąstyti, o jeigu dar dienos pabaigoje užbrauksit va tiek gramų angliavandenių, tiek baltymų, tiek riebalų ir jisai matys aiškius skaičius, jisai pradės jūsų protas suprasti, kas su jūsų kūnu vyksta. Nes mityba, cheminės reakcijos ir visa kita, jos generuoja tam tikras emocijas, tam tikras būsenas. Ir pats baisiausias dalykas tai yra cukraus, šitie tokios audros cukraus, jos mūsų kūną labai stipriai išnešioja, kuria prasme išnešioja, tikrai to žodžio prasme, nes tam įsijungia ir hormonai ir visa kita, ir rezultatai ne tik emociškai, perinam į proto lygį ir visa kita, bet ir kūniškai, kai kada mes patys savo kenkiam. Tai tiesiog aš pasiūlysiu jums eksperimentą ir pasižiūrėkit 3 dienas, pažaiskit šitą žaidimą, kad jūsų protas pradėtų matyti, ką, kiek suvalgote, kokiais kiekiais, kokia yra maistinė vertė ir ar tikrai jums viso šito dalyko reikia. Tiesiog pamąstymas, protui. O rytoj imsim truputėlį dar kitą aspektą. Taigi, su jumis buvo aš Ingrid ir iki rytojaus. Ate.